Nesvarbu, ar dirbate socialinėje ar sveikatos srityje, pokalbio su pacientu ar klientu metu beveik visada atsiranda galimybė pasikalbėti apie rūkymą. Tai galite padaryti aptariant asmens sveikatą, ligos istoriją, ateities planus ar tiesiog reaguojant į elektroninės duomenų bazės priminimą. Svarbu rinktis žodžius, kurie atitinka jūsų santykį su pacientu ar klientu. Jei nežinote, ar asmuo rūko, galite paprastai paklausti, ar jūs rūkote, ar esate rūkantis, ar kada nors rūkėte. Jeigu rūkymo statusas jau jums yra žinomas, galite paklausti, beje, ar vis dar rūkote? Pagal turimus duomenis matau, kad anksčiau rūkėte, ar vis dar esate rūkantis? Ir šiaip daug darbų pastaruoju metu, daug streso ir, kad bendrai kalbant, tai nesijaučiu, kad tai padėtų savijautai. Visiškai suprantama. Beje, ar vis dar rūkote? Bandau mažinti, bet taip tiesiai šviesiai tai rūkau. Gerai, tai galime pradėti konsultaciją. Keletas įprastinių klausimų prieš pradžią. Norėjau jūsų paklausti, ar jūs rūkote? Na taip, savaitgalį su draugais ar šiaip, kai norisi, tai parūkau. Jeigu įrašuose matote, kad asmuo metė rūkyti per pastaruosius 3 metus, svarbu dar kartą patikrinti jų rūkymo statusą. Atminkite, kad apie 70% asmenų, kurie metė rūkyti, vėl grįžta prie rūkymo per pirmus 4 metus. Tad galite tiesiog paklausti, kaip sekasi nerūkyti. Arba, pagal turimus įrašus matau, kad jūs metėte rūkyti, ar vis dar esate nerūkantis? Taip, tai visus išrašėm, dėl kitos konsultacijos susitarėm, tai šiandien bus viskas. Beje, mačiau jūsų įrašuose, jo prieš keletą metų nustojote rūkyti. Norėjau paklausyti, kaip jums sekasi, ar vis dar nerūkote? Gerai sekasi, nerūkau, bet retkarčiais būna visko. Kai nustatome, kad pacientas rūko, įprasta paklausti, ar jis norėtų mesti. Tačiau šis klausimas nėra įtrauktas į trumpąją intervenciją dėl 2 priežasčių. Pirma, jis gali išprovokuoti paciento gynybinę reakciją ir sukelti nerimą. Antra, toks klausimas dažnai veda į ilgesnį pokalbį apie metimą rūkyti, kuris turėtų vykti su metimo rūkyti specialistu. Taip pat nereikėtų klausti, kiek pacientas rūko ar kokius tabako gaminius vartoja. Šias detalės geriausia aptarti atskiros metimo rūkyti konsultacijos metu. Todėl šiame žingsnyje tikslingiau yra pateikti patarimus, kaip mesti rūkyti. Savarankiškai mesti rūkyti gali būti labai sudėtinga. Bet dabar yra nustatyta, kad veiksmingiausias būdas atsisakyti rūkymo – tai specializuotų konsultacijų ir medikamentinio gydymo derinys. Tai ženkliai padidina sėkmės tikimybę ir šiuo metu šios paslaugos yra daug kur lengvai prieinamos. Jei rūkančiam asmeniui įdomu, pasiūlykite metimo rūkyti paslaugas jam patogioje vietoje. Gali būti, kad rūkantis asmuo nenorės įsipareigoti susitikimams su specialistu ir paprašys išrašyti receptą medikamentams. Jeigu švelni įtikinimo taktika neveikia ir jeigu turite tam galimybę, galite pasiūlyti išrašyti receptą ir paprašyti paciento grįžti tolimesnei diskusijai. Nors toks sprendimas nėra idealus, bet palyginti su bandymu mesti savarankiškai, medikamentų vartojimas vis tiek padidina sėkmės tikimybę. Aš matau, nelabai laiko turiu, nes yra jau darbų daug ir šeimoje reikalų, tai gal galima būtų tiesiog ten receptą išrašyti ir tiek žinių. Supraskit, kad medikamentinis gydymas yra efektyviausias tada, kada jis yra skiriamas ir prižiūrimas specialistų. Ir mums svarbu yra aptarti įvairių medikamentų vartojimo ypatumus, skyrimo būdus, o iš esmės tam yra reikalinga atskira konsultacija. Mesti rūkyti yra svarbus žingsnis ir aš noriu būti įsitikinęs, kad jūs turite visą reikalingą informaciją tam, kad tai galėtume padaryti sėkmingai. Supratau. Tai jeigu sutinkat, tada užsirašom kitai konsultacijai, kurios metu ir aptarsim visas detalės. Ką darysi? Gerai. Ačiū labai. Daugeliui rūkančių asmenų gali tiesiog nebūti tinkamas metas mesti rūkyti ir tai yra visiškai suprantama. Svarbu pabrėžti, kad metimo rūkyti paslaugos jiems visada yra prieinamos. Taip pat galite paraginti juos pranešti, jei persigalvotų ir priminti, jog pagalba jų laukia, kai tik jie bus pasirengę žengti šį žingsnį. Žinot, geriausias būdas atsisakyti rūkymo yra su konsultantu ir medikamentinio gydymo pagalba. Taip, žinau, bet dabar nesu visiškai tam pasiruošus.
Jokių problemų, viskas suprantama. Tiesiog, kai būsit pasiruošusi jums tinkamu laiku, užsiregistruokit konsultacijai. Trumposios metimo rūkyti intervencijos metu, paklausus apie rūkymo statusą, kartais asmenys nori iš karto išsamei aptarti savo patirtį. Deja, specialistai dažnai neturi tam pakankamai laiko. Tokiu atveju visiškai tinkama trumpai paaiškinti, kad metimas rūkyti yra svarbus ir sudėtingas procesas, todėl jam būtinas atskiras susitikimas su kvalifikuotu metimo rūkyti specialistu. Jeigu daktarė padeda, tai aš tikrai užsiregistruosiu, nes aš vienas suprantu, kad tiesiog nesusitvarkysiu. Šiaip labai sunku, nes kai streso nebuvo, tai taip dar plius minus. Ten, būna minčių, pagalvoju, bet nerūkai. O kai žmona iš darbo atleido, po to vaikai apsirgo, pas mane patį krūvį didelį, tai aš taip galvoju, gerai, kurį laiką nerūkiau, vieną cigaretę parūkysiu, atsipalaiduosiu tvarkoj. Žiūrėk, antrą kartą, trečią ir vėl viskas iš naujo, toks truktų žvadžių vėl už pradžių. Aš jau suprantu, kad pačiam nepaeis tiesiog. Manau, sutiksit, kad rūkymo nutraukimo procesas yra svarbus klausimas ir nereikėtų skubėti su tuo. Rekomendacija būtų užsirašyti papildomai pakartotinai konsultaciją pas specialistą, kurios metu detaliau būtų galima aptarti visą situaciją, gydymo variantus ir gydytos visos eigos metu galėtų tiesiog prižiūrėti visą procesą. Jeigu norit, galit pas mane pakartotinai užsirašyti, turėsim daugiau laiko, galėsim detaliau viską aptarti. Kaip jums tai skamba? Labai gerai, jeigu dar su priežiūra, su pagalba, tai super. Tai tikrai užsirašom tada.